Vėl maišau masę mikrovormsams. Pabrėžiu, mikrovormsai tai mažytės kirmėlytės, iki milimetrą, grubiai apie milimetrą, mailiui išsiridusiam šerti. Didelių žuvų joms nežinau, kaip prišertumėt. Tai čia yra batonas su pienu. Pieną aš pats geriu ir naudoju kaimišką, bet man atrodo yra minusas, kad jis yra riebus ir tas riebalas, man atrodo, nepatinka. Ta prasme, lieka kaip riebalas. Nesu tikras. Bandžiau pirkti parduotuvinį, irgi kartais ant tų kirmelių lieka riebalo. Va, tuoj parodysiu, apie kokį riebalą šneku. Toks geltonas riebus aliejaus kantelis. Kibiriukė. Dabar, aš jį šiaip nusiurbiu. Dabar žiūrėkit, va čia ir esu nusisiurbęs iš kitą kibirą nusipylęs ir filmuojant matos tokios tirštos masės, tokios medaus konsistencijos. Ir va šitą vietą dėsiu šitą paruoštą košę. Bet ko dar nepadariau, čia turiu į induką susipylęs iš kelių pakelių sausas mielės. Galima ir su šlapiom mielėm. Nematau. Galima ir su šlapiom mielėm. Aš dedu va tiek, apibarstau. Nededu labai daug, nes labai greit perrūkst. Ir išmaišau. Galima ir su šlapiom mielėm, bet kadangi čia reikia, arbatinę šaukščiuką, čia yra 8 riekės. Dviguba porcijas, taip sakykime. 8 batono riekės be kietimo. Bandžiau su miltais, bet nesigauna kažkodėl su miltais taip. Su kvietiniais miltais. Ar į tos miltus yra kažkas pridėta, reiktų jos pakepti. Su batonu gaunasi geriau. Nors veikia ir su miltais. Veikia, auga jos. Bet geriau, batoną minkštimą, sutrynus su pienu, tokią tirštą košę, kad nevarvėtų, apmaišau mielių ir viskas. Kaip pašėriau. Ir taip kitus. Viskas. Įdėjau. Arba įdedu tos košės ir ant viršų užpilu to jau kirmėlių esančią porciją.